Martynai, turbūt ne pati geriausia gynyba šiandien, bet ketvirtajame ketvirtyje atrodo tie gynybiniai epizodai padėjo nulaužti rungtynės ir atkovoti kamuoliai puolime. Kas paties akim ten buvo? Tai sakyčiau, ketvirtam kėliny tiesiog mes gal šiek tiek, kaip pasakėt, pradėjom daugiau gintis, daugiau išlaikėm, sakykime, kamuolį prieš save, o ne, tarkim, puolime esantis žmogus mūsų nepalikdavo nuo šalyje, o mes išlaikydavom priekį ir tai mums padėdavo ir nedaryti kvailų pražangų ir atsikovot kamuolius. Ir tada puolime jau ten biški šiek tiek daugiau kokybės ir ne tai, kad vien kokybės, o ir sakykime, meistriškumas ir charakteris labai padėjo. Kiek tai pasiruošime visų pirma gynybai, kuri ne visada veikia, turėjo įtakos 4 Ugnės Grigaliūnaitės tritaškiai, iki šiol jų nemesdavo apskritai Open Smart Way MLKL. Kokia staigmena tai tapo šiandien? Tai visų pirma, tai čia yra net ne komandos problema, čia buvo mano, nes aš pasinaudojom skautingu, pamatėm, kad šį sezoną, jeigu neklysiu, buvo nei metus, nei vieno ir tiesiog prašiau merginų atsitraukti, o po to jau šiek tiek stengiamės, bet kai jau pakeitėm, jau buvo į metus 3, man atrodo, ir dar vieną po to ir pakeitus gynybą įmetė. Ir aš dar būtinai noriu atskirai išskirti Cassidy Michalko sunkesnė šio sezono pradžia, bet pastarąjį mėnesį žydi ir tampa viena jūsų komandos lyderių. Ko reikėjo? Įsivažiavimo, perprasti taktinės schemas, ką patys kaip treneriai iš profesionalios pusės matot? Tai visų pirma, ta sistema šiek tiek kitokia, gal negu jinai pratus yra žaisti, sakykime, net reikalavimai patys didesni buvo mano manimu negu buvusiose komandose, tai jinai kol apsišlefavo reikėjo laiko, o dabar matom, ką matom. Ir aš jai ne vieną kartą sakiau, kad manau, kad jinai žaidžia geriausią krepšinį savo karjeroje. Gali ta statistika būti mažesnė, bet iš to, kaip bendras vaizdas, tikrai geriausiai žaidžia per, manau, savo karjerą. Tai linkim pratęsti sėkmingą žaidimą ir ačiū Jums, sėkmės. Ačiū Jums. Noriu seneliam perduoti linkėjimą, žinau, kad žiūri, tai seneliai linkėjimai Jums. Treneri, nedaug pritrūko šiandien, nedaug pritrūko antrą sekmadienį iš eilės. Kas Jūsų akim atrodė šiandien iki pergalės dar trūko? Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjot, antrą savaitę mes čia kaunamės iki paskutiniųjų ir iš paskutiniųjų. Gaila iš tikrųjų, kad nei vienas, nei kitos rungtynės nesusiklostė į mūsų naudą, bet tie pralaimėjimai, aš giliai esu įsitikinęs, kad mums tikrai priduos dar daugiau energijos ir tikėjimo savimi. O kalbant apie šitas rungtynės, tai aš išskirčiau 2 tokius kertinius faktorius. Tai būtų jų antri šansai susikurti ir mūsų neišnaudotos pražangos iki bonuso. Tai realiai šitie dalykai mūsų žudė, ypatingai pražangos neišnaudotos iki bonuso. Mes praeitą savaitę kalbėjom apie mažesnę rotaciją, bet kai taip žaidžia starto 5 narės, gal tos rotacijos ir nebūtina vėlgi grąžinti. Tai žinot, kai būna su tom rotacijom, aišku, žaidėjams tai truputėlį psichologiškai ko gero yra lengviau, nes jie žino, kad vis tiek gali sau leisti daugiau klaidų padaryti ir, sakykime, treneris neturi kur dėtis ir toliau turės žaisti su jomis. Bet mes turim suprasti, kad ilgoj perspektyvoje mums reikia tikrai platesnės rotacijos. Taip, mes galim žaisti vienas kitas rungtynės su trumpesnė rotacija, bet ilgoj perspektyvoje niekaip netikiu, kad mes galim išlaikyti tą patį stabilumą. Aišku, gal aš ir klystu, duok dieve, kad klystu. Ugnė Grigaliūnaitė iki šiol nebuvo pataikusi tritaškio metimo Open Smart Way MLKL, šiandien 4 iš 4. Kada buvo tas pelėpimas mesti tik gaus kamuolį ir bandyti plėsti aikštelę? Po pirmo pataikymo ar rungtynių planas kitaip dėliojasi? Jai yra kalama į galvą, kad jinai turi mesti jau nuo pat sezono pradžios. Tai pagaliau jinai pradėjo mesti, aš tikiuosi, kad jinai dabar patikės, kad jinai gali mesti, nes jūs pamatytumėte ją treniruotėse, jinai neprameta. Kaip neprameta, jinai labai gerai pataiko. Tai pastovi komunikacija su ja, kad jinai mestų, kad jinai plėstų tą aikštelę, tai pagaliau mes šiandieną išsireikalavom iš jos, kad jinai išplėstų tą aikštelę iki tritaškio. Nes šiaip dažniausiai tai jos išplėtimas baigdavosi ties vidutiniu nuotoliu, jinai tą labai gerai darydavo, dabar dar pridėjo tritaškį, tai dar vienas ginklas į jos arsenalą. Ir 2 savaitės iš eilės gana neblogos rungtynės, nežiūrint į rezultatus, ar progresas teisingame kelyje, žvelgiant į bendrai komandos žaidimą ir ne tik šiandienos rungtynės, bet 2 sekmadienius iš eilės? Tai matot, tas progresas tai faktas, kad jis yra, nes mes kaunamės Eurocupo komandomis kaip lygus su lygiais. Tai faktas, kad jeigu aš sakyčiau, kad mes nepadarėm jokio progreso, tai aš būčiau tikrai neteisus prieš savo komandą, tai jos tikrai daro gerą darbą ir aš turiu jas šitą eterį pagirti jas už tai.
Tai mano žinutė aiški, kad jos turi dirbti toliau lygiai taip pat, nes tai mums duoda vaisių. Mes turim toliau tikėti savimi, savo sistema, nes tai duoda vaisių, dar kartelį pasikartosiu. Ir tas progresas yra matomas. Aišku, šiose rungtynėse 104 praleisti taškai tai yra didžiulis rezervas, kur mes galėtumėm sudirbti geriau. Bet turbūt, jeigu taip kalbant apie tos rezervus, tai visada jų bus kažkur tais ar ne, kiekvienose rungtynėse, kažkur mes galim sutaupyti kažko tai ar ne, kažkur kažką geriau padaryti. Tai, bet atsakant į klausimą, tai taip, vienareikšmiškai mes einam į priekį ir mes eisim, tikiuosi, kad dar toliau į priekį.